Barbė ir Lota. Barbės draugė Tibė rūpinasi benamiais šunimis ir ieško jiems naujų šeimininkų. Vieną dieną Tibė paskambino Barbei. Barbe, pradėjo pokalbį ji, aš porai savaičių išvažiuoju atostogauti. Gal tu ir Skipė galėtumėt prižiūrėti mano šunelius, kol aš būsiu išvykusi. Labai prašau. Barbė džiaugdamasi priėmė draugės pasiūlymą. Tibės išvykimo dieną Barbė su sesute nuėjo jos aplankyti ir sužinoti, ką joms reikės daryti. Jau prie pat namų Barbė paklausė Skipės: ar prisimeni du Tibės šunis, Perlę ir Lotą? O taip, jie tokie šaunūs. Man labai smagu, kad ir juos turėsime prižiūrėti, tarė laiminga Skipė. Namuose Tibė parodo draugėms, kokiu maistu reikia šerti šunis, kur sukrauti dubenėliai. Skipė ir Barbė įdėmiai žiūri ir klausosi. Paskui Tibė nusivedė jas prie šunidžių ir parodė visus benamius šunis, kuriuos buvo priglobusi. Pažiūrėk į tą šuniuką, pasakė Skipė. Ar tik kas neatsitiko jo akims? Tikrai, geriau nusinešam jį į namus apžiūrėti. Matyt, kas nors nutiko naktį, atsakė Tibė. Barbei ne pirmiena padėti sergantiems gyvūnams. Todėl namie jie vikriai nusiplauna rankas ir užsivelka Tibės paduotą baltą chalatą. Jie atidžiai apžiūri šuniuką ir sako: nieko baisaus, reikia tik išskalauti akis. Ačiū, Barbe, sušunka Tibė, tu tiek daug išmanai apie gyvūnus. Dabar aš ramia širdimi važiuosiu atostogauti, nes judvi čia puikiai susitvarkysite. Kai Tibė išeina, Skipė pradeda žaisti su šuniuku. Netrukus jie gražiausiai susidraugauja ir smagiai leidžia laiką kartu. Barbė šypsodamasi žiūri į sesutę ir šuniuką. Vieną dieną pasirodo vyras su moterimi, ieškodami savo namams šuns. Pamatę Tibės kalaitę Lotą, jie iškart užsimano ją išsivežti. Atleiskite, bet tai namų šeimininkės šuo, aiškina Barbė. Ji nėra beglobė, bet mes turime daug kitų puikių šunų, galite išsirinkti. Ir atvykėliai išsirenka gražų mažą šuniuką. Dabar galima pailsėti ir atsigaivinti šaltų gėrimų. Barbė ir Skipė susėda ant suolelio prie namo. Staiga pasirodo vyras, kuris bėga pro šalį, laikydamas rankose krepšį, o jam iš paskos lekia Tibės kambarinė šaukdama: laikykite vagį! Barbė su Skipe sunerimusios puola į namus pasižiūrėti, kas atsitiko. O varge! Tibės dėžutė pinigams dėti tuščia. Tai baisu, sako Barbė.
Reikia nedelsiant pranešti policijai apie vagystę. Policijoje pareigūnas užsirašo jų vardus, išklausinėja, kaip atrodė vagis, ir sesės papasakoja viską, ką matė ir ką žino. Kai jos vėl sugrįžta namo, staiga pamato, kad dingusi Tibės kalaitė Perlė. Apieškojusios visus namus ir nieko neradusios, jos išeina į miestą. Ir štai pamato Perlę, tupinčią prie pat kavinės. Ji inkščia ir trinasi apie duris, tarsi norėdama kažką pasakyti. Skipė dirsteli pro langą vidun. Štai jie, vagis ir kambarinė. Jie laiko vienas kitą už rankų ir atrodo labai laimingi, sako nustebusi Skipė. Dabar aišku, kad jie yra nusikaltimo bendrininkai. Barbė nieko nelaukdama vėl skambina į policiją. Ir po kelių minučių pasirodę policininkai suima nusikaltėlį. Areštuojama ir kambarinė, kuri prisipažįsta, kad sutiko dalyvauti apiplėšime, nes tas žmogus yra jos vaikinas. Kai policininkai nuvažiuoja, Barbė ir Skipė kavinėje užsisako limonado. Skipė neatsigauna iš nuostabos, kad nusikaltime dalyvavo ir Tibės kambarinė. Barbė ją ramina. Perlė tokia protinga, sako ji Skipei. Tik įsivaizduok, juk tai ji aptiko vagis. Skipė sutinka ir abi sesutės eina namo praleisti likusio laiko su kitais šunimis. Kai jos grįžta namo, Barbė persirengia ir nusprendžia po visų dienos nuotykių iškepti Skipei skanių sausainių. Ak, Barbė, tai mano mėgstamiausi sausainiai, apsidžiaugia Skipė, įėjusi į virtuvę. Paskui Skipė eina į sodą pažaisti su šunimis, bet randa tik Perlę. Lotos niekur nematyti. Barbė, ar nematei Lotos? Šūkteli Skipė Barbei. Ne, atsako Barbė, išeidama į sodą. Įdomu, kur ji nulindo. Ji ima ieškoti kalaitės po visą sodą, šaukdama: Lota! Lota! Kol Skipė ieško Lotos namuose, Barbė toliau vaikštinėja po sodą. Tikiuosi, jai nieko nenutiko, sako sau Barbė. Pirma prapuolė Perlė, o paskui Lota. Pagaliau Barbė pamato Lotą. Na, kas tau atsitiko? Klausė ji nustebusi. Paskui iš arčiau apžiūri šunį ir viską supranta. Atnešk man pintinę, greičiau! Šūkteli ji Skipei, kuri jau irgi sode. Barbė imasi rūpintis Lotą. Ji šypsosi, glosto kalaitę ir ramindama sako jai: Nurimk, mažyle, tuoj aš tau padėsiu. Ir tada Lota atsiveda 4 nuostabius mažus šunyčius. Kokia staigmena, galvoja Barbė, kaip nekantrauju viską papasakoti Tibei.
Tu tokia protinga, Lota, meiliai šneka Barbė, o Kalaitė dėkingomis akimis, žiūrėdama į Barbę, švelniai laižo savo naujagimius. Kai Skipė ateina su pintine, ji iš nuostabos išplečia akis. Pintinė aišku skirta Lotos šuniukams. Lota pažiūri į Skipę, o ši linkteli galvą ir sako: tavo šuniukams pintinėje bus labai jauku. Po kelių dienų iš atostogų sugrįžta Tibė ir Barbė su Skipe papasakoja jai visus savo nuotykius. Barbė išeidama atsisveikina su 4 šuniukais ir Lota išdidžia mamyte. Aš tavęs pasiilgsiu, todėl dar ne kartą ateisiu į svečius.